Druskininkietis Vaidas Jurkšaitis propaguoja sveiką gyvenseną. Sveikuolis užsiima neįprastų pomėgių – maudynėmis žiemą eketėje. Vaikinas sako, kad tikras Vijūnėlio vanduo yra žiemą, o ne vasarą. Vaidas tuo užsiiminėja jau 13 metų ir nežada sustoti, o pačiame Vijūnėlyje žiemos maudynes daro jau 8 metai. Pasak jaunuolio, išsimaudžius tokiame šaltame vandenyje, jausmas toks, lyg skruzdėlės bėgiotų po kūną. Žiemos labai yra. Nepatartina, tai yra šiek tiek iš pirties, bet į eketę be pirties tai yra gerai. Tai yra tiesiog, nežinau, jausmas, lyg visas skruzdėlės apimtų. Labai smagu, labai šilta degina, šilta. Tikras Vijūnėlio vanduo yra žiemą, ne vasara. Žmonės laukime čia žiemą. Čia yra smagu. Tikiuosi, kad ir daugiau kas prisijungs prie manęs. Neįdomu vienam, bet įdomiau, kai būna daugiau, būrys. Bendraminčių gal saras druskininkuose. Būt faina kartu apšilnėti, įsimaudyti žiemos momentu. Prie tinkamos temperatūros. Druskininkietis sako, užmiršęs peršalimus, slogą ar gripą. Pasak jo, grūdinimasis žmogų daro atsparesnį įvairioms ligoms. Vaidas Jurkšaitis kviečia prisijungti bendraminčius ir visus sveiką gyvenimo būdą mėgstančius žmonės ryžtis išbandyti žiemos maudynes eketėje. Į sekančias maudynes vaikinas kviečia vasario 1 dieną 14 valandą bei žada, kad bus smagu. Aš su dalyku užsiminėjau apie 13 metų. Beveik 13 metų. Pirmus 2 metus tai tik tai sniegas ir šaltas dušas. Po to 3 metais tik tai išdrįsau kažkaip tai lysti į eketę. Irgi tai buvo ruduo. Dabar kaip 13 metų jau užsiminėjau to rimtai. Nežinau, nei sloguoju, nei temperatūros nėra, nei karščiai, niekas mane. Druskininkuose oficialiai jau 8 metai kaip aš čia Vijūnėlio tvenkiny praktikuoju šitą dalyką. Žiemos maudynės. Nu ir dar mano toks dalykas, kad tikiuosi, kad daugiau kas prisirinks. Ateinantis dalykas bus tai šį trečiadienį, taip pat apie 14 valandą dienos. Bandysiu maudytis irgi čia. Tikiuosi, kas nors prisijungs prie manęs, entuziastai kas nors irgi, mėgėjai gal, patiks gal irgi. Kartu gal sumastys šokti į eketę. Būtų labai smagu, faina, kad kas nors daugiau prisijungtų prie manęs. Šiaip pasinaudoti, gal kas daugiau patirtys turi už mane, tai būtų įdomu sužinoti iš ko nors. Šiaip nežinau. Tai yra labai smagus jausmas žiemą, eketė, pabėgiojimas, pasportavimas, grynas oras. Smagu.